gali būti tik tai ryškus žingsnis ir jeigu jūs kritikuojate valdžią, tai reiškia yra labai blogai. Tai rodo, kad visgi mes konservatyvi valstybė. Ir sako žiniasklaida, Lietuvoje stebuklų šalis ir Lietuvoje teisės turi politikai ir oligarkai. Ir lietuviai bijo tiesos. Tai šitą turbūt mes dažnai tas frazes radome žiniasklaidai apie mūsų politiką. Ir čia toks įdomus dalykas, ką aš ir sakiau, ar ne? Tai čia irgi toks yra, aš su jumis, kai jeigu žiūrėsim pagal gestus, tai aš su jumis, aš noriu, kad jūs būtumėt su manim. Bet tai truputį prieštarauja jos, kad kaip jinai sako, kad negali būti kažkokių prieštaringų minčių prieš valstybę. Tai va čia truputį prieštarauja. Bet lygiai taip pat, kaip Grybauskaitė parodo, kad jinai moka eiti į parduotuvę, žinot, mūsų politikai dažnai net nežino, ką reiškia 110 litų, tai lygiai taip pat Grybauskaitė, manau, nežino, bet jiems tada reikia tą parodyti. Lygiai taip pat Merkel vieną kartą metuose arba du kartus metuose nueina į tokią lokalinę, vietinę parduotuvytę ir netgi turi su savim tą nuolaidų kortelę, kur visiems būna topas ir tada visi žurnalistai pagauna ir prifotografuoja pilną nuotraukų, kaip Angela Merkel prekinosi ten tokioj parduotuvytėj. Tai va čia yra lygiai taip pat su mūsų prezidente, aišku, jai nieko ten nereikia, jinai paprasčiausiai reikia, prieš rinkimus turbūt dažniausiai reikia populiarumo ir pastebėjimo. Ir čia dabar turime, šitoj nuotraukai turime estų prezidentą ir su Obama jie visi susitikę čia tik neseniai. Ir dabar aš norėčiau pakalbėti apie generolę Kraft. Jinai irgi 61, panašaus kaip ir mūsų prezidentė. Labai įspūdinga, labai simpatiška moteris. Ir jinai yra Mülheim an der Ruhr, diplomuota ekonomistė, ištekėjusi vieną sūnų jam turi. Ir po 20 metų dabar pernai susitokė tarp bažnyčioje Afrikoje. Ir vokiečių politikė SPD jinai, Vokietijos socialdemokratų veikėja, nuo 10 Šiaurės Reino Vestfalijos ministrė pirmininkė ir buvusi Šiaurės Reino Vestfalijos Landtago narė bei žemės ministrė. Yra 16 žemių, turbūt visi gal žinote, gal nežinot, Vokietijoje ir jie turi savo ministrus. Ir jie pakankamai yra svarbus ir kai kurie ministrai įeina į aukščiausią Bundestag, į parlamentą. Ir jos sprendžiami klausimai, kodėl aš įdėjau, nes labai įdomu, kaip viena žemė, kaip sprendžia tam tikrus klausimus. Ir yra energijos gavimas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Iki 20 metų šitą pasidarė, kad būtinai turi būti jos žemėje šitas švietimo politika, bet dar yra pašalpa. Landės personalio, tai čia žmogaus sprendimo klausimai. Aš čia norėjau truputį kartais. Ir tarifo įstatymas. Yra daug tokių, Vokietijoje apskritai yra įstatymų labai daug daugiau leidžia negu pas mus, bet jeigu žiūrėsime, kad tai yra labai jau sena tradicija įstatymus leisti, tai jie turi dar daugiau tų problemų su įstatymais negu pas mus, nes pas mus jauna šalis ir nėra tiek daug. Tai šiuo atveju yra labai daug tokių įstatymų, kad būtų aišku, koks tas įstatymas. Sviestas sviestuotas, tokių yra dalykų, tai čia būtent tas ir yra. Ir Kraft 2012 žemės debatuose iškėlė prielaidą, kad iki 15 žemėje, Vokietijos Vestfaldo, Reino ir Vestfaldo žemėje 30% atgautų atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai yra labai šaunu, nes, kaip žinote, Merkel buvo labai ilgai už tai, kad būtų atominės elektrinės, kol pagaliau buvo didžiulis judėjimas. Vokietijoje tikrai labai didelis judėjimas ir jinai pakeitė savo nuomonę ir visgi dabar daug tų, kur buvo numatyta, tų nebestato atominių elektrinių. Ir panaikinti trišalę mokyklų sistemą nori, jinai labai norėtų, ir labai dirba šitoje vietoje, nes Vokietijoje yra truputį kitaip, yra pas mus bendrai panašu, kaip ir panašu. Tik tiek, kad abitūrą jūs galite net toj pačioj mokykloje laikyti pas juos. Bet žiūrint nuo žemės, kai nuo žemė taip, kito žemė taip. Bet iš esmės tai panašu, jo, irgi 10 klasių ir panašu. Bet jinai nori tą panaikinti, jinai nori, kad būtų vientisa mokykla, kad tas išliktų. Ir nori panaikinti mokestį darželėje, tai čia labai giria ją už tai, kad būtų
būtų nemokamas darželis, nu, pas mus irgi mokama. Ir o už mokslą dabar yra panaikintas. Būtent tai, kas nori studijuoti, dabar yra nemokamas mokslas ir eina Vestfalijos žemyną. Ir bedarbė pašalpa orientuota į visuomeninę gerovę, savarankiškas įsipareigojimas, tai čia labai panašu kaip pas mus dabar. Va šitas dabar jau yra pas juos irgi kaip mes dabar turim, kad jeigu žmogus įsirašo į darbo biržą ir jis gali visuomeninį naudingą darbą atidirbti, tai va dabar šitą pasidarė žemė, Vestfalijos žemė. Irgi tokie. Ir jinai pasakė, labai daug kas buvo debatai, kad jinai labai nori būti kanclerė ir kad jinai nori pakeisti Merkel. Ir jinai pasakė, ne, aš noriu likti čia, šitoje žemėje. Ir kas labai irgi tokį paėmė, kur mums aktualu turbūt, tai dujų klausimas, ar ne, pas mus, nors ir žmonės sakė, ne, nedarysim, mūsų žemė, negalima dujas tyrinėti, tuo tarpu mūsų valdžia nieko neklausė ir tas viskas prasidėjo ir tas vyksta jau. Jo vyksta. Ne? Nu, kad vyksta. Kažkaip aš važiavau, man tai labai tardina, kad vyksta. Man tai, aš klausiu dar tų žmonių, sako, viskas ten jau vyksta. Ne. Nu. Tai, pavyzdžiui, jinai pasisakė, man kaip ministrė gali pasakyti, kad kol aš esu, nebus jokių dujų. Taip neįmų. Ir jokių dujų tam tvarkymų. Tokie va gražus dalykai tikrai. Ir interviu jinai sakė, aš noriu čia likti ir ne jokių ten, aš kanclerė nenoriu būti. Nu, žinot, kai yra kalbos, kad ten, žodžiu, tai bus, tai jinai šiuo atveju visai Vokietijai pasakė, ne, aš noriu likti čia. Ir jie su vyru nuo senų laikų pažįstami ir įdomu tai, kad jos vyras namie, kaip Degutienės vyras, žodžiu, Degutienės vyras advokatas, o jos vyras profesorius, bet jisai namie ir jisai verta valgyti, kai jos nėra namie. Žodžiu, šitą dalyką aš galiu taip pat pasakyti, kai aš tyrinėjau moteris mokslininkės, kad vyrai mielai tada lieka, jeigu moteris labai užsiėmus, labai profesorė, tai jie lieka namuose ir verda valgyti, augina vaikus. Ir jie visiškai mielai šitą poziciją prisima. Tai va čia Uno jisai mielai tą daro. Ir jie dar pasakė, kad jie labai įsimylėję, kai jie susipažino, tai įsimylėjo. Nuo galvos iki kojų. Tai dabar norėčiau pašnekėti apie Rebecca Harms, tai dabar jinai labai žymi dėl Ukrainos problemų ir labai apie ją daug, čia dabar šiuo atveju žaliųjų jinai yra, parlamente vadinama Bündnis 90 arba Grüne, nu, žalieji, gyvena Wendland, ten tokiam kaime ir nebijo visuose savo interviu, visur sako, aš gyvenu kaime, tuo didžiuojasi. Tai va čia yra tokie, kaip pas mus sako, kaip jūs galite ten gyventi kaime ir panašiai. Tai čia šiuo atveju Vokietijoje visiškai yra kita sistema, nėra jokio ten, kad tu ar ten Berlyne gyveni, ar ten kažkur, nu aišku, didelė šalis, visai kiti dalykai. Ir nebijo jinai reikšti savo nuomonę, tai dabar ką jinai universiteto nėra baigusi, želdynų tik baigusi tokią specialybę ir pasinėrė į šitą anti-atominės energijos. Jinai čia buvo didžioji, pirmoji visą laiką, jeigu nuotraukose visur jinai ir prieš atominės elektrinės ragino sustabdyti su JAV vykdomus transatlantinius laisvosios prekybos derybas, pasisako prieš genetiškai modifikuotus produktus ir protestavo jinai Graikijos nacionaliniam transliuotojui su darbuotojais Atėnuose, paskui jinai protestavo tai labai daug, kur tai kad Graikijoje kažkas vyko, jinai beveik visose buvo. Ir kritikavo klimato politiką, tarp vyriausybinio klimato komisijos darbą, aplankė nepilnamečių pabėgėlių stovyklą Graikijoje. Žodžiu, jinai labai aktyviai visur dalyvauja, kur vyksta kažkokie tai nesutarimai. Ir paskelbė pareiškimus prieš Rusiją. Ir EU šalys siekdamas suvienodinti politinį atsaką Rusijos aneksiją Kryme, Harms tvirtino, kad sutinkant naują karo grėsmę, EU valstybė sutarė dėl bendros strategijos Rusijos atžvilgių. Tuo tarpu aš jums sakiau, žodžiu, jinai kaip žalioji ir kaip atskirai individuali partinė, jinai viskai pasisako už, kad prieš tą visą eiti, negu Merkel. Žodžiu, kitas truputį. Ir jinai palaiko Kijevą ir kritikuoja Rusiją ir parašė netgi rezoliuciją dėl Šriodės sąsajų su Krymo krize, nors tai labai visi juokėsi žurnalistai, kad čia toksai tik tai dėl akių, dėl Gazpromo.
ir norėjo parlamente paviešinti, bet dėja prašymas buvo atmestas. Tai va, kokie būna tokie grėsmingi pareiškimai būna, net šiaip su kokie ramus. Ir Rebeka komentavo žemės ūkio reformą, o čia labai įdomu, kad jinai pasakė, kad dabar, kas duodama pinigai, tai duodama tiem didžiuliam ir ūkiam, o tai turėtų būti kaip tik skirtingai, kad mažieji, va, ką padarė Europą, kad davė didiesiam ir sunaikinot mažuosius ūkius, ir jinai šitą dalyką labai palaiko, kad būtent turėtų būti mažieji keliami, kad jie nors kiek išliktų, nes iš tų mažųjų būtent ir yra įdomybės, ir ten yra kažkas naujo, ir ten auginama naujo, o ne tai, kad didiesiam duodami milžiniški pinigai, kurie vis tiek tuos mažuosius sunaikins. Tai matome mes tą patį ir čia Lietuvoje, kas yra su pieno pramonė, ar su, kaip, ką jūs veikia. Ta pati, taip, ta pati, ir jinai va šitą kritikuoja, ir jinai labai daug yra pasisakius. Taip, jinai sako, kad jie turėtų gauti mažiau, nes jie gauna be galo daug ir jis turi labai daug. Arba iš vis neturėtų gauti, nes turi labai daug žemę. Turi labai didelius. Tai va, tai čia šitą labai įdomi šitas jos. Ir jos pirmą kartą Europos parlamento istorijoje, rugsėjo 24, Rebeka norėjo dalyvauti teisme dėl Ukrainos pilotės Nadija Savčenko. Turbūt žinot, ar ne, ir Nadija vienintelė ukrainietė, kuri skraido Su-24 ir Mi-24, ten tie su ilgom nosim tom, kaip sakant, tom. Ir Maskvos oro uoste nusileidus, jai nebuvo leista įeiti į Maskvą, žodžiu, nebuvo leista dalyvauti niekur ir paliepė iškart grįžti atgal, nes jeigu jinai bandys kaip nors kur nors praeiti, jinai čia traktuos kaip nusikaltimą. Bet jeigu mano komentaras, tai jeigu, įsivaizduokime, jeigu jinai rašo be galo daug pareiškimų prieš Rusiją ir kad Rusai blogi ir taip toliau, tai atitinkamai Rusija laiko ją irgi nusikaltėlį. Aš manau taip, tai čia natūralu, kad jos ir neįleido. Bet jinai paskleidė šitą pareiškimą per visą pasaulį, nes atseit, kad europarlamentarė negalėjo nebūti įleista. Tai čia toks yra jos toks. Ir vaikų neturi, ištekėjo 8 metų už partnerio ir su kuriuo gyvena tam kaime. Bet labai arši tokia ir labai daug kovotoja, tai nepaprasta tokia. Ir mes turime jauną merginą Manuelą Šviesik, atrodo jauną merginą, bet turinti jau didžiulės politinės patirties. Ir matome, čia labai aiškiai matosi, kaip viskas vyksta, kai pradedi nagrinėti. Ir jinai yra nuo 3 SPD partijoje ir šeimos senjorų moterų jaunimo ministrė. Ir jau, čia jau niekam nepaslaptis, nes žiniasklaida rašo ne vieną ir ne 2 kartus, kad tai yra padėjo visą tai pasiekti Walter Steinmeier, kuris yra jos, kaip jie rašo, tėvas. Ir jinai yra vadinama pliažo Barbė, arba Steinmeieris mergaitė vadinama. Ir jinai turi finansų ir administravimo diplomą Frankfurte ir studijavo Wustenhausen mokyklą karaliaus, tai čia kažkokia privati turbūt, aš nežinau apie ją tiksliai. Ir jinai pabuvusi SPD partijoje buvo išrinkta į miestų parlamentą, o 8 pakviesta sveikatos socialinė darbo ministrė ir po metų pasiūlyta šeimos, senjorų, moterų jaunimo ministrė. 64 metų gimimo. Įsivaizduojat, kaip viskas greitai vyksta, nepaprastai greitai. Matome, ką matome. Čia kaip melskitės man, arba būkit su manim ir būkit visada su manim. Tai ką jinai daro ir ką jinai, žodžiu, jinai dabar pasiekėja Lajan. Kai Lajan buvo prieš gynybos ministrė, pirmą, kur rodžiau, tai jinai yra dabar pasiekėja šitą šeimos jaunimo. Politikoje sakoma, kad reikia veidų, tai Šviesiai galim lyginti su mūsų Morkūnaitė kažkiek, kad tai yra jaunas veidas, kad tai yra graži, kad tai yra jauna ir ją išstačius eina tada į priekį politiką ir politinė partija vėl atgyja ir aišku, jai duodamas žalias kilimėlis, kad jinai, arba raudonas, kad jinai eitų į priekį. Ir būtent jos veidas patiko. Kai kur blogė vienam rašo, kad atseit netgi pasiklausama psichologų dėl veido, čia aš to nežinau, bet tokių va yra.
Ir dėl to aš lyginu ją su Mikulėniene, Morkūnaite. Ir jinai irgi turėjo draugų kaip Ušacką ir Landsbergį, kurie jai padėjo tikrai išeiti į politinę areną. Nors jinai pati pianistė ir kultūros vadybos politikos specialistė, dabar jinai patapo tik neseniai. Ir jinai buvo Ušacko patarėja. Nėra taip, kad Pilypas iš panatų čia išlindo ir patapo iš karto. Tai reiškia, politiniai dalykai turi būti anksčiau, ne iš karto tu čia gali viską padaryti. Ir viena iš jauniausių, jinai visur pas mus žiniasklaidoje buvo visur rašoma jauniausia, tai nėra teisybė, yra Švedė jaunesnė už ją. Tai dėl to aš rašau, kad jinai viena iš jauniausių, bet ne jauniausia. Ir buvo parlamentarė iki 14. Ir čia įdėjau kelias nuotraukas jos. Ir kas įdomu labai, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, kaip ką rastum Vokietijoje, rastum įvairiausių nuomonių, Lietuvoje labai daug nuomonių tiesiog dingia, arba nėra, arba jų nereiškiama, arba jų neleidžia reikšti, arba kažkas labai įdomaus. Žodžiu, grandi tik tai, jeigu yra gražus veidas ir jinai reikalinga partijai, tai randi tik tai gražią istoriją, simpatišką ir ten nieko negali būti už, prieš, ten dar kažkas. Tai va čia labai įdomu, kaip kuriamas partijos veidas. Ne tik žmogus veidas toj partijoje, bet ir partijos veidas. Ir dabar čia kilo toks skandalas, bet jūs turbūt negirdėjot, čia aš radau tik tai iš kitų šaltinių, kad jie įdarbino abu Kazlavickas ir jinai įdarbino savo žmoną ir vyrus, žodžiu, apsikeitė. Ir tokiu būdu labai gerai, visiems reikia pinigų, visiems reikia gyventi. Antrasis pusės. Nors čia buvo truputį pakritikuota, bet matot, nieks nieko, viskas toliau gyvena ir visi gerai. Ir dabar Morkūnaitė yra pasiūlyta, kovo mėnesį vyks vietoj Andriukaičio ir jinai pasiūlyta į Seimą. Ir kaip jūs pastebėjote, jeigu nueina po politinės kažkurios kėdės, tai iš karto būna pasiūlyta geresnė kėdė, kad tik tai neišeitų iš tos politinės arenos. Čia pas mus jau įprasta. Tai dabar Vilija Blinkevičiūtė irgi labai įdomus dalykas, kad mes nieko negalim pasakyti prieš, nes yra viskas taip sureguliuota ir sudėliota, kaip partija norėjo ir viskas labai gražiai einasi. Ir nieko neradau, kad būtų pasakyta, kad jai padėjo ten vienas ar kitas žmogus, ar ten jos tėvas, kaip Vokietijoje rastum, ar ten tas, kuris jai padėjo iškilti, bet radau nuotraukas, kurios, manau, labai aiškiai pasako, kad visgi yra žmonių, kurie padėjo ir kurie buvo jai kaip dešinioji ranka. Ir Blinkevičiūtės Vilijos karjera labai augo greitai, žinot, labai ilgai buvo socialinės apsaugos ministrė, o netekėjusi gamta, knygų skaitimas, keliavimas, bendravimas žmonėmis, jinai taip savo rašo, jinai pati ir moka anglų ir rusų. Ir baigusi teisės fakultetą, šiaip labai retai pas mus yra politikių teisininkių, daugiau yra visų, dažniausiai yra ekonomistės, o jinai yra šiuo atveju teisininkė. Ir matome nuo 2000 jinai buvo socialinė ministrė iki dabar, iki kol atėjo ir parlamentarinių 9 ir iki dabar. Ir jinai jaunimo garantijų iniciatyva, kuri traktuojama kaip investicija į visos Europos ateitį. Dabar jinai šitą labai traktuoja savo visose puslapiuose, svetainėse, kur sako, kad tai jaunimą reikia įdarbinti. Žodžiu, jeigu jums dabar klausimas dėl darbo, kreipkitės į Blinkevičiūtę. Sakykit, o man darbo pas tave bus? O ką žinai? Reikia būti pirmam. Ir ką Blinkevičiūtė, tai mes matome, kad moteris netekėjus, kaip ir mūsų Grybauskaitė, ir į ką labai panašu man kažkiek gal į Hams, į vokiečių mūsų, kur jinai irgi taip kovoja, bet kas pas Blinkevičiūtė yra, kad labai viskas teisinga, gražu, pagal viską niekas neužkliūna, jinai kažkaip moka išeiti iš situacijų ir partijoje labai gerai, parlamente labai gerai. Šiaip jie visi, europarlamentarai, visi labai didžiuojasi, kad jie visi gerai išlaiko tos egzaminus, nes ten neįmanoma ką nors sukčiauti, nes ten, jeigu tu atėjai į
posėdį tiek kartų ir viskas fiksuojama. Jeigu tu pasisakei tiek pareiškimų, tai tiek ir fiksuojama. Ir jeigu ten tu darei pranešimus, irgi fiksuojama. Ir, žodžiu, Blinkevičiūtė labiausiai ten sakė, aš daugiausia ir aš tada paėmiau ir palyginau vakar, tų skaičių nebedėjau, nes tikrai jie nebeįdomus, nes pasirodė, kad per 1 ar 2 ten skirtumas, arba pavyzdžiui, Blinkevičiūtė 86%, o pas Morkūnaitę ten 85,5%. Žodžiu, visos ir Andrikienė, visų yra labai panašu. Nėra ten tokio, kad jau ten viena daugiau ir kita. Bet kaip tu daugiau šauksi, tai tavo daugiau ir girdėsis, turbūt tas esmė. Ir dabar mūsų Andrikienė ištekėjusi, 1 sūnų turi, Šarūnas, ir jinai gimusi Druskininkuose, mūsų LDK, kibernetikos finansų fakultete, socialinių mokslų daktarė ir Europos reikalų ministrė. Ar žinojo tokią? Žinojo tokią ministeriją? Šiaip čia anekdotas yra, bet vis tiek jisai yra, kad buvo dėl Andrikienės buvo sukurtas šitas Europos reikalų ministerija, nes jinai tokios norėjo ir kadangi buvo Vagnorius su savo žvėriukais, tai ir buvo sugalvota tokia ministerija, kad padėti ruoštis Europai, įstoti į Europą ir Andrikienė tam vadovavo, nes jinai to norėjo. Tai čia toks buvo įdomus dalykas ir čia irgi kaip ten sakysi, galim sakyti, kad čia tik tai žiniasklaidos galvojimas, bet visgi tas laikas buvo ir yra lyg tai dabar, ne Europos laikas. Ir jie abu sugalvojo, kad labai trukdo politikams dėl to laiko keitimo ir, žodžiu, jie dėl to pasikeitė. Ir jinai dabar, pavyzdžiui, nori turbūt grįžti į politiką ir nori labiau save. Čia tikrai nežinau, bet jinai pati dabar labai giriasi, kad labai padėjo Chodorkovskio išlaisvinimą, prisidėjo. Ir grįžtame prie jaunų merginų, tai Marija Ska Keller Franciska, žaliųjų politikė, parlamentarė nuo 9, tai tikrai jauna, 81 metų. Ir gimimo Brandenburge užaugusi, tokia hipė buvusi, tokia visokiausius praėjus, visus kiek įmanoma, visokių ten kultūrų ir visokių įdomybių. Ir jinai čia labai ją kritikuoja už tai, kad jinai rašo ir kiti, žinot, kai vieni parašo, tai visi kiti svetainės visos kitos parašo, kad jinai studijavo turkologiją, judaistiką laisvajame universitete, bet tokios nėra. Nei judaistikos, nei turkologijos tokios nėra. Žodžiu, yra tik turkų ir islamo kalba, tai, žodžiu, daugam yra klausimas, kaip ten tą frazę suprasti. Tai, žodžiu, gali būti, kad čia nieko taip nebuvo. Daug kas taip sako. Ir pati jinai sako, kad moka 5 kalbas, nors kartais interviu sako vienas blogiau, kitas mažiau. Jauna protinga, jos triumfas čia toksai yra jos visur, kad aš jauna ir protinga ir Europą einant. Ir jos tokios temos svarbios, gyvūnų globa. Ir jinai sakė, kad būtent sako, kad aš pasiruošus ir labai noriu dirbti šitoj partijoje ir noriu tokius svarbius klausimus spręsti. Ir nagrinėja migracijos prekybą, vystymas, santykiai tarp EU ir Turkijos. Tai, aišku, tai turkų ir kalbą jau reiktų mokėti. Ir jos šūkis einant į Europą buvo ne tik seneliai Europoje, nicht nur Opa für Europą. Žodžiu, labai buvo geras šūkis, kad jinai gavo labai daug balsų ir praėjo. Ir Franciska priklauso Piliečių laisvųjų teisingumo vidaus reikalų komitetui ir tarptautinės prekybos komitetui. Ir matote, jinai tikrai vyriško sudėjimo tokia, tikrai kovotoja. Ir labai daug interviu duoda, labai daug pareiškimų skaito ir labai daug važinėja ir dalyvauja įvairiose Turkijos derybose, kad Turkija eurozonos taptų dalimi. Šitoj sferoje ir dirba. Ir Sara Wagenknecht, jau vyresnė jinai, bet vokietės ir iranietės dukra, vokietės ir iraniečio dukra. Labai linksma. Jo, kaip čia gavas. Jo, kai verti kartais būna. Tai iranietės tėvas, bet
pažiūrėkime iš jos veido tikrai labai, ar ne, labai iraniško bruožų iraniškų. Ir jinai yra kairiųjų, dabar pavaduotoja pirmininko, ekonomistė ir žurnalistė. Ir nuo 9-ųjų Bundestago narys ir ekonomijos politikos atstovė. Šiaip aš nežinau, pas mus Lietuvoje irgi tokių visokių atstovų turbūt yra, bet jie ko gero gauna tos pinigus, bet mes nieko turbūt apie jos negirdim, ar jie iš vis neskaito tų pranešimų. Tuo tarpu Vokietijoje va tokie atstovai, netgi partijos atstovai arba Bundestago atstovai, tai jie tikrai labai visur matosi, reiškiasi ir sako savo nuomonę, ir tvirtą nuomonę. Va čia irgi labai įdomus dalykas, kad jinai yra ne kažkokia tai partijos ten narė, jinai narė, kairiųjų, bet ta prasme, kad jinai yra va tokia, turi tokias pareigas. Tai mes kažkaip Lietuvoje nelabai šito girdim. Ir jinai baigė Groningen universitetą ir apgynė ekonomikos, matot vėl ekonomikos tema, kur apie mistiką šnekama, apie pinigus ir truputį apie mistiką, kaip sako daug kas. Ir ji buvo ištekėjusi žurnalisto, kūrėjo Niemaja, dabar gyvena su Oskar Lafontaine, toks labai žymus ir žinomas politikas. Ir jos yra knyga Laisvė vietoj kapitalizmo, Freiheitsstaat kapitalizmus, ir jinai sako, kad čia aš tokius svarbesnius dalykus paėmiau, kur tikrai galbūt įdomu, jinai sako, kad skolas vis tiek kažkada reikia atiduoti ir kaip mes tą darysim, ką mes visai beveik nešnekam, tik skolinam, o kada reiks tas skolas, kokiem anūkam ir kokiem vaikam reiks atiduoti. Ir kad valstybė suteikia bankų kapitalą klientų indėliams, skolinimui, kad tai padėtų išvengti recesijos, žodžiu, kad pagaliau sustokim su bankam dalinimo. Va, jos čia toks klausimas. Ir dabar jos buvo radijoje Rusijos balsas, jinai kalbėjo apie Rusijos, Amerikos ir Vokietijos bendradarbiavimą, kur sakoma, kad nesitariama, kodėl nėra diskusijos tarp Vokietijos ir Rusijos, kodėl būtent visi kalba apie karą, kodėl visi nori duoti tos ginklus, o ne kalbam. Kodėl? Sako, negi politikai negali susėsti prie stalo ir pasišnekėti, negi taip sudėtinga. Sako, kai reikia kažkam kažkur susieiti, visi gali sueiti ir sakyti labas, o čia šiuo atveju nebegali. Kas čia atsitiko? Kur pagrindas? Ar nėra čia, kad tik tai kažkokie Amerikos ir Rusijos, ir Ukrainos čia kažkoks nesutarimas. Žodžiu, va tokie jos klausimai. Ir kodėl niekas neatsako į klausimą apie lėktuvą, kurį pašovė, ir satelitai skraido ir tikrai matė, kas pašovė. Ir žodžiu, va tokie jos klausimai apie tą karą ir kad tikrai kelia tos klausimus. Ir jinai pasisako prieš ginklų siuntimą į šitai ginkluotei islamo valstybei, tai grupuotei, ir siūlo diskusijas ir humanitarinę pagalbą. Jau dabar šitą humanitarinę pagalbą jau nuvežta, jau vokiečiai nuvežė. Ir išreiškia tvirtą paramą kairiesiems Latino Amerikoje. Jinai šitą dalyką. Ir aišku, reiktų dabar čia paleisti tuti tą. Aišku, tikrai mes irgi turim nuostabę politikę Grušinienę Loretą. Ir jinai yra iš Rokiškio, ištekėjusi 2 vaikai, va netyčia atėjo politika, kuri turi daugiau vaikų negu išskyrus Lajonas, visos turi vieną arba nei vieno. Ir buvusi Žemės ūkio akademijos buhalterijos apskaitos, auditorė buvusi, ekonomisto specialybės turinti. Ir mūsų Grušinienė išpopuliarėjo su savo tą nepasakiusi konstituciją, negalėjusi pasakyti, kur pagal melodijų frazę, pagal tą tokią programą padarė jos tą dainą, kur dabar jinai bus kitą mėnesį, ar čia gruodžio mėnesį jinai bus tituluojama, ir toj kategorijoje jinai gavo visas 3 nominaciją, žodžiu, bet kokiu atveju tik tai Grušinienė ir gali laimėti su savo šitą dainą. Iš tikrųjų, tai rodo, pagaliau gal mes atsigaunam, pagaliau gal mes sakom, kas yra demokratija, pagaliau gal mes galim pasijuokti iš to ir nebūtina čia galvoti, kad čia yra politika. Nors kai paskelbė, tarp kitko, kai paskelbė tą dainą, vaikinukas šitas, kuris padarė, jisai gavo iš karto daug skambučių, jisai gavo daug pylos, kaip sakant, nes buvo pasakyta, kad jį uždarys į kalėjimą ir panašiai. Čia tai padėjo, įsikišo, labai šaunu, kad įsikišo prodiuseriai ir pasakė, kad tai yra paprasčiausiai muzikinis kūrinys ir čia visai nereikia žiūrėti politikos. Tai tikrai mes turim tuo pasidžiaugti, nes mūsų politikoje labai mažai yra tos gražios juoko formos.
Išskyrus, ką mes turim per televiziją, per video, tas laidas, kur pasijuokiama, bet žiniasklaidoje mes turim labai mažai. Kodėl? Va čia įdomu. Ta žiniasklaida, kurie eina televizijoje, jinai nepatenka į mūsų puslapius. Va čia yra kažkokia tai spraga, manau, nes juoktis yra sveika, juoktis yra gerai, kodėl mes negalim to daryti. Ir dabar, Kėdainiuose yra ta Nublin sukurta Vikondos, tai čia irgi Uspaskicho, Vikonda yra didžiulė ta jų organizacija ir jinai turi tą kavinę ir toj kavinė yra patiekalas tuti ta. Žodžiu, labai šaunu. Ir jos frazė ori, bet nehonoravo apie save, kai jinai pasakė.